Žalia Rūta, ko? Čia per akmenuką. Kazimieras Raila, kviečiam jūs trumpam pokalbiui dėl jūsų dėdės Petro Gasčiūno. Dėkui. Papasakokit apie Petrą Gasčiūną. Petras Gasčiūnas buvo labai jaunas jaunuolis ir slėptuvėj buvo savo tėvų sodybai. Ir kažkas juos, reiškia, susekė, išdavė, kurio vietoje randasi konkrečiai, kada jau juos rastų. Ir apsupo NKVDistai ir ten milicija kartu dalyvavo tuometinė. Ir pasakė jam, kad visus sušaudys, jeigu jie nepasiduos. Pasiduokit arba mes sušaudom šeimą. Pavežė kelius šimtus metrų, liepė jiems bėgti, ir kadangi jie bėgo, tada juos sušaudė pagal keliuką atkrūmuose, pamiškėje. Ką apie juos žinome šiandien? Dabar palaikai bendrai visų yra, kiek yra rastų, perlaidoti Jeruzalimo kapinės, kur yra kapas ir paminklas 3 ąžuoliniai kryžiai. Valterio skulptorių padaryta paminklas ir jis pats vadovavo pastatymui paminklo, o mes atgimimo laiku, pradžioj pačioj, vieni iš pirmųjų, radę palaikus, kiek radom, perlaidom į bendrą kapą, kad visi žuvę, nesvarbu, kokios būtų aplinkybės, koks karas ir su kuom, visi žuvę turi būti palaidoti kapinėse.